Labas rytas. Ne, šiandien į kaimą nevažiuosim. Kitur truputį. 4 ryto aš sugalvojau ateiti pėsčiom iki oro uosto. Liko jau netoli. Monika manęs ten laukia. Skrisim truputėlį paslidinėti. Ant Bolto pataupiau 3 eurus. Tai dabar pėdinu. Pėdinimui ne pats geriausias oras, bet jau aš šalia. Kasgi čia? Vilnius. Labą dieną. Ekspedicija iš šiaurės ašigalį. Evakuacijos atveju prašome palikti bagažą ir sekti ženklus ant grindų, kurie žymtakaltį išėjimo. Please take a moment to locate the exit nearest to you. Keep it in mind that it may be behind you. Labą dieną. Mes jau esam kalnuose. Vakar labai ilgai keliavom. Važiavom autobusu iki vėlumos, bet jau esam vietoj. Čia matot mano instruktorę. Jinai mane šiandien mokins čiuožti. Daug metų turi patirties. Žiūrėsim, kaip gausis. 11, gal nebežinau, jau net seniai tas buvo. Tai varom pirkti bilietų ir čiuošim. O kokie patarimai pradedantiesiems? Pirmas patarimas būtų pradėti. Sunkiausia yra pradėti. Tai kai jau pradedi, tai jau svarbiausia ir padaryta. Antras patarimas norėti. Kai pradedi nenorėdamas, labai sunku. Bet kai nori, visai gali pavykti. O daugiau patarimas, vienas dalykas būtų gerai atsipalaiduoti, kitas dalykas net palaiduoti smegenų. Todėl, kad vis dėlto, norint nučiuožti, reikia taip įveikti kažkokį tai baimę, nepasitikėjimą, dar kažką, bet kita vertus reikia labai galvoti, ką darai apie techniką. Aišku, jeigu technikos nežinai, tada geriau galvą išjungti ir varyti kaip gaunas. Bet jeigu turi kas patarė, parodo, kaip pavyzdžiui aš, tai labai svarbu galvoti apie tai, kaip darai. Viskas sutarimai baigėsi. Drąsiai. Kelk kojytės, kelk. Nieko, kitą kartą bus geriau, viskas gerai. Reikia kelti priekinės kojos dalis, pirštus, nieko tokio. Nuo kalno žemyn, čia dabar reiktų veidų į kalną. Viskas gerai, stojam, dirbam. Dirbam, raumenukai dirba, viskas gerai. Jau beveik pavyko, dar pabandom. Dar vieną bandymą. Rankytė. O. Šaunuolis gerai. Tuos pirštus gerai. Nieko tokio, tu tik nenusimink. Dešiniau būtų gerai laikytis, tai pasukti reiktų lentą biškį. Ką instruktorė pasakys? Reikėtų padirbėti ties posūkiais, truputį grivinėjate. 2, 3, 4 dienas iki kelionės pabaigos jau visai gal bus neblogai. Jo, šiaip tai yra ką veikti. Ir ką veikti. Neskubėti, nereikia greičio. Monika mokina, kad reikia pradžiai išmokti griūt gerai, taip? Galvočiau, būtų neblogai. O paskui tik čiuošt. Tai šiandien mokinuosi griūt, o rytoj čiuošt. Ane? Panašu. Primyžė čia kažkas yra.
Tai kiek kartų jau pavyko nusileisti jums nuo kalno? Jeigu be nugriuvimų, tai nei vieno. Kiek kartų nugriuvote, man? Nežinau, neskaičiuoju. Užpakalį skauda, kelius irgi skauda. Širdelė? Širdelė džiaugiasi. O jeigu taip trumpai, kaip sekasi jums? Gerai sekasi. Galėjau tik tai apsaugas kokias nors užsidėti, tada būtų gal truputį geriau. Ant galvos dar neteko, kuris tai sakyčiau, šalmas pats nereikalingiausias. Ne, juokauju. Nejuokaujate. Juokauju. Viskas gerai? Labai dabar skauda. Instruktorė, kas nutiko? Kojas skaudėt pradėjo. Pavargo čia, vat, blauzdas. Nu, bliau. Negaliu atsikelt. O. Uf, pavargo jau kojas iš tikrųjų. Labai dabar jaučias. Varo į mane ir šaukia. O! Bet man jau žinot, tikrai kažkaip labai dabar gal, kad sustojau, pradėjo raumenis, kad man net kantą sunku pakelti, jau realiai nebepasikelia. Nes tai nuokalnė, tai gerai, kad čia beveik lygų, bet labai nemėgstu šitų kanto užkibimų, fu. Oi, tikrai pavargau, meilė. Žiema. Biškis sninga, nedaug, bet truputį snyguriuo. O jei rimčiau, tai mes abudu čiuožiam ne pirmi metai, tik tai didysis skirtumas yra tas, kad Monika čiuožia kas 3-4 metus po vieną kartą išvažiavimą į Liepkalnį, o aš čiuožiau daug ir seniai, ir kalnuose, ir visur. Tai dabar mūsų šios kelionės tikslas yra, kad Monika jau pilnai pajaustų lentą, pradėtų pilnai ją valdyti, suprast, užtvirtintą ir tiesiog mėgautis čiuožimu. Dabar triukų.
Skanus maistas. Valgom pietus. Su vaizdu. Šalta. Maistas karštas. Saulės pigina taip, kad negaliu kniaukščių pakelt, nes šakės akims. Šakės akims. Šitą užsidaryti, tada galėsi atsimerti. Tu manai, kad jis ką nors sulaiko? Aišku, pažiūrėk, kas spalva. O tai mūsų sniegliuotės netrukdo ir ko? Žiūrėk, koks gang. Nu, ne, nepaskaičiau labai gerai. Eik, nesąmonė atsidarė. Va, to čia sportas ir svarmenis kilnoja į orą ir atrodo, ką čia? Kilogramą kelia. Dvunkas tai. Labą dieną, kas nutiko? Žmonelė lentą paleido žemyn vieną savo. O tai ką, jin tokia varna, kad nežino, kad negalima taip? Ne, jinai šarka. Būna pasitaiko. Lentas laikykit apverstas. Va čia ta Va ten, kur šarka. kelias yra, tai greičiausiai ją rasiu kur nors ten. Va ten šitam tarpeklyje? Nu, sėkmės. O ten šiaip tai fūros važiuoja. Ko nerasi. Gal fūra nepervažiavus O bus? keltuvas tai yra už kelio. Tai trasa eina per kelią? Čia nėra trasos meilė. O, iki. Sėdžiu, va. Leidžiuosi ant užpakalio. Čia taip baisu. Pagreitį pagauti. Štai ir jį. Labą dieną. Neįtikėtina. Neįbrėžimo. Apkausta irgi sveiki atrodo. Panašu, kad baigėsi sniegas. O, tęsiasi. Gerai. Turiu įtarimą, kad atvažiavau. Keltuvas kažkur ten. Bandom. Vat, su dviem lentom leidžiuosi. Kaip jau kartais būna, saugokit. Ok. Saugokit savo lentas kalno viršui. Nu va, nusileidau iš ten, kur nieko nematau, ten jau gondolos matosi viršui. Tai iš ten. Gali kiek fūrų važiuoja. Čia tas pasakojo, čia vienintelis kelias į Rusiją. Ir jie čia veža belė kiek visko. Žodžiu. Nuotikit pašaukė jau antrą dieną. Vakar apkaustas man lūžo. Šiandien Monika nusprendė, kad taip bus įdomiau. Šiaip graži labai vieta, čia suteka vandenuks. Tik aš čia stoviu toj vietoj, kur du upeliai suteka. Fūras pypsina, linksminasi. Gal kas paveš? Žemyn upe. Šiaip graži vietelė, negaliu sakyti. Labai pavargau eiti. Per klampą sniegą. Viliuks teka. O Viliuks eina. Bandžiau tranzuot. Nieks nestoja. Siauras keliukas. Manau, ganėtinai pavojinga. Čia visi lekia kažkaip. Pagal mane nebetoli. Prieinu prie civilizacijos.
Mašinos sustabdytos, tikiuosi, ne dėl manęs. Ir toks čia eismas. Labai įdomiai mane žmonės žiūri. Čia aš toks vaikštau ne į temą. Čia kai kurie miega, panašu tai, kad dažnai laukia. Ką čia veikėt? Biškį pasivaikščiau, pabendravau su vietiniais kamštės stovinčiais kelyje. Ko norėjai iš tavęs? Klausė, ko toks kelias uždarytas, sakau, nežinau. Rimtai klausė? Jo, galvoju, kad aš čia keliu. O veidelis koks švarus? Fūrinas? Šabu. Tai ten smėlis, fūras varo, pučia. O, smagi trasa buvo, bet... Čia nebuvo trasos. Nu jo, bet labai daug eit paskui reikia. Misija pavyko, lentą radau, visiškai sveika gyva. Galvojau, kad gali būti lūžus, nes kai aš bėgau ją gaudyti dar, ten kritau. Bet aš kai pamačiau, kaip jinai nuėjo, tai va per akmenis galvoju, viskas ir ten gabalais bus. Bet nuvariau. Šiaip tai žiauriai norėjau nusileisti tą vietą, tai kad buvo proga. Išsipildė tavo noras, kaip gerai, kad ta lenta nučiuožė. Taip galbūt jau nučiuožęs, tik tai labai daug reikėjo eiti paskui. Ten nusileidau, akmenis prasidėjo, lygi vieta ir iki keltuvo žiauriai daug reikėjo eiti. Bet šiaip žiauriai patiko, toks gražus tarpeklis buvo. Niekas ten nečiuožęs visiškai. Pirmas ir paskutinis? Ne, gal. Pasiūlysiu, žinau gerą trasą, kas nori truputį ekstremą. Vienoje vietoje iš tikrųjų buvo taip, kad jau sėdėjau ant užpakalio, tiesiog leidausi po pišikės. O buvo baisu? Šiaip tai ne, tarsi toje vietoje aš dar sugalvojau pasifilmuoti ir galvojau tiesiog, jeigu pradėčiau taip irgi kūliai svaryti, tai nebūtų smagu, nes iš šono tai va akmenis. Ten sniegas vidurėjo, o šonas akmenis. Tai va, tiek ir tos istorijos paėjau. Kylam į viršų, toliau čiuošim. Išlindai kažkur? O ten, jo, ten tiltukas, po tiltukų pačiuošiau ir tada už kelio dar iki čia, o paskui nuo ten jau pėsčiom. Oi, pėsčiom iki keltuviuko. Ten kažkur. O čia žiau, žinai, kurio tarpeklio? Tai va tuo, už tos keteros. Vat aš 3 keterą, va tu tarp tų dviejų. Mano, tai va tas statusus prasileidimas. Šiaip tai čia labai statu ir tu čia varėjai? Ta prasme, va ten viršui, kur matai, kur uolos matos. Nu, matau, rodau. Oh my word. Likusi kelionės dalis su kitais nuotykiais jau kitoje serijoje, o dabar šiek tiek čiuožimo su laiminga pabaiga. Iki.